Sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Taigi, šiandieną laidoje mes pasikalbėsime apie maistą. Maistas yra labai svarbu kariui ir iš tikrųjų ypač jeigu esame miškuose, taktikuojam vieną dieną, vieną naktį, 2 dienas, 2 naktis, tai karštas maistas, ypač karštas maistas iš tikrųjų pakelia kario moralę. Tai ir aišku suteikia jėgų judėti toliau pirmyn link tikslo. Taigi visiems jau puikiai žinomas sausiakas, tai yra vienas iš senesnių tipų sauso davinio ir dabar yra išėjęs visiškai naujas sausas davinys, tai jis atrodo štai tokiame maišiuke. Tai mes tiesiog ką padarysime, mes apžvelgsime, kas buvo sename sausiake sudėta ir kas yra pakeista į naujos sudėties sausą davinį. Taigi, nieko nelaukiant, pasižiūrėkime, kokia buvo sudėtis senojo sauso davinio. Tai čia yra troškinta vištiena. Tai, man atrodo, jie yra 3 tipų, tai yra troškinta vištiena, tada yra jautiena ir kiauliena. Bent jau mano pats mėgstamiausias būdavo troškinta jautiena. O koks jūsų? Parašykit komentaruose. Taigi, štai visi daiktai, kas yra sudėta į sausą davinį. Tai iš tikrųjų gal bus įdomu ir tiems, kurie netaktikuoja ir pirmą kartą žiūri, kas yra sudėta į sausą davinį. Tai aišku, turime degtukus, kieto kuro tabletės, turime ir rankų drėkinamasis servetėlės ir aišku šaukštą. Tada turime tokią mini viryklytę, padėklą, pasišildyti maistą, naudojant kietoj kuro. Atsimenu, viena iš įdomesnių istorijų, tai su šituo bandėme įsivirti arbatos, tai užtruko ganėtinai ilgą laiką, bet iš tikrųjų mes tą arbatą įsivirėm, tai viskas buvo ok, pasinaudodami kieto kuro tabletės. Tada legendiniai sausainukai, kurių iš tikrųjų bevalgant šitos sausainukus, tai galima nusilaužyti ir pačius dantis. Tada turim riešutuko. Tai čia yra lazdynų riešutai, žinau, kad yra ir taipogi dedami migdolai į šitą davinį. Ir tada turime, ką turime čia. Pats geriausias dalykas, bent jau būdavo man asmeniškai, tai rūtos šokoladas. Jisai žiauriai skanus, juodas šokoladas. Tada aišku turime medus, cukrus, Ice Mint, žiauriai mėlyna guma. Ir tada turime 2 paketus čia. Tai šituose paketuose yra kas? Tirpus gėrimas su vyšnių sulčių koncentrato milteliais. Tai tiesiog gyvenamasis gėrimas ir tikrai visų pamėgtas pats mylimiausias dalykas, kur tikrai visi kariai, šauliai, tie, kas žino, labai netgi pešasi dėl šito dalyko. Tai čia yra žirnių sriuba su džiūvėsiais. Gerai, ir tada, aišku, turime pagrindinį patiekalą. Tai pagrindinis patiekalas yra troškinta vištiena su grikių koše. Štai ateina čia. Ir aišku, dar yra ir štai toks dalykas, kur įpilam vandens ir tiesiog arba įmetam į vidų šitą visą užvakuumuotą košę. Įmetam į vidų, jinai tiesiog sušyla, bet bent jau kaip aš darydavau, tai tiesiog paimdavau, pripildavau vandens ir aš apsukdavau, štai taip, apsuku štai šitaip ir įdedu atgal į šitą dalykiuką ir tiesiog laukiu, kol viskas sušils. Tai tokie būtų dalykai sename, tokia sudėtis yra seno sauso davinio, tai iš tikrųjų visi, kas ragavo, kas žino, kas valgė, tai 3 dienas pavalgai štai tokio davinėlio ir vienu žodžiu, viskas susiklijuoja, tampi kaip lokys, kaip meška, gali eit miegot žiemos miego, nieks pro niekur neužeina ir tikrai užsiklijuoja viena vieta ir ačiū ir viso gero tada būna. Taigi, o dabar aš iš tikrųjų net neragausiu šitų dalykų, nes aš jau jų valgęs, atsivalgęs, man tikrai užtenka to, bet pažiūrėsime, kas yra naujame sausam daviny ir pažiūrėsim ir tikrai paragausim. Tai dar vienas dalykas, ar jūs galėtumėt patikėti, kad štai iš šitų dalykų, kas yra sudėtas sename sausam daviny, kad mes galime pasitaisyti tinginį. Jeigu jūs domintų, kaip tai padaryti, parašykit komentarą ir gal kitam video mes tą atliksim. Taigi, o dabar pažiūrėkime, kas yra
naujam sausam daviny. Iš tikrųjų, įpakavimas nėra toks, kaip pasakyti, geras kaip senojo sauso davinio, jis toks mažiukas ir tikrai gerai gana sukomplektuotas ir toks, kaip pasakyti, tvirtas, gali belie kur įsidėti. O čia jau toks gaunasi toks kaip ir maišelis. Man gal tas biškiai nepatinka, nes jisai labai daug čiaža, tai toks gaunasi kaip, aš nuėjau į Lidlą kažką nusipirkau, įsimečiau į maišelį, štai turiu. Tai gal galėtų biški padirbėti su ties įpakavimu pačiu, nes tu čia jį tada susilankstai, kažkaip reikia jį įsikišti. Tai va. Tai vienas minusas yra įpakavimas, maišas. Taigi gerai, pasižiūrėkime, ką mes turime čia. Taigi, naujas sausas davinys, pažiūrėkime. Gamintojas šito sauso davinio yra, tuoj pabandykime atrasti, lietuviško raciono paketas bendros paskirties 23. Sudėtis: Hunters vištiena, tropinių vaisių riešutų mišinys, vaisių ir avižų batonėlės, izotoninio gėrimo milteliai, vyšnių skonio, spork, vienu žodžiu druska, kava, dantų guma, drėgnas servetėlis, cukrus ir šiukšlių maišas. Štai tokia būtų sudėtis, taigi energijos čia yra 1337 kalorijos, 13% iš jų yra baltymų, 50 angliavandenių, tai būtų kuras jums, ir 34% riebalų. Pagaminimo data geriausia galioja iki šių metų. Tada, tai gerai, kas gamintojas? Lithuanian Ration Pack, čia jau parašyta angliškai, bet gal gamintojai atrasim ant kiekvieno dalyko. Taigi, cherry flavor, vienu žodžiu, tas cherry flavor gėrimas, izotoninis gėrimą turim. Tai čia būtų iš tikrųjų gamintojas yra Jungtinė karalystė. Tai Westay Foods UK Limited. Tai iš Jungtinės karalystės štai toks atvažiuoja paketas. Tai gerai. Tai turim ką? Turime gėrimą. Tada turime riešutų miksiuką. Tada turime batonėlį. Tada turime kažką panašaus kaip ir štai šitas rinkinys. Tik čia yra taip supakuotas. Ir čia turime, lygiai taip pat turime gumos. Tada turime cukraus. Ne cukraus, atsiprašau. Čia turime kava. Tada, kas dar čia yra? Tada, aišku, yra ir vadinamas sporkas, šakutė šaukštas. Tai turime servetėlės. Cukrus. 2 pakeliai cukraus. Guma. Druska. Ir, kaip minėjau, kava. Ir tada turime vištieną. 300 gramų vištienas. Vištiena, bulvės, šoninė ir sūris barbecue padaže. Tai štai būtų toks paketas. Ir būtų viskas. Tai ko čia nėra? Čia nėra naujoj sudėty, mes neturime įrankio šito maišiukų, kuris pašildytų. Čia yra turbūt karabitas, kurį užpili ir vienu žodžiu jisai šyla ir pašildo tau maistą. Tai čia šitame dalyke, šitam pakete to nėra, kas iš tikrųjų gal ir nėra labai gerai, bet kai pagalvojus, kaip jeigu einame į mišką, mes turime savo kuprinę, mes turime viską susidėti, turime turbūt kažkokį ir indelį, ir turime biriklėlę, kad galėtume tą maistą pasišildyti, gal tiesiog susidrėptume viską į tą indelį ir jį pasišildytumėm. Tada, aišku, turime batonėlį, čia yra šokoladas, pakaitalas. Tai gaila, atsiprašau, vyručiai ir damos, kad žirnių sriubos naujoj sudėty nėra. Gaila, bet jos nėra. Taigi, iš tikrųjų, nieko nelaukus, ką aš norėčiau išbandyti, tai aš norėčiau išbandyti gal gėrimą. Pabandykim gėrimuką, koks jisai yra. Čia yra 40 gramų. Galime įmes ir karštam arba šaltam vandenį. Taigi, atsisukim.
ir pabandykime, kaip jisai, koks jo skonis. Aišku, nėra žinoma, kad turbūt visi žino, kas valgė seną sausą davinį, kad po 3 parų, kaip minėjau, kad viskas susikliuoja. Įdomu, kaip su šituo, ar jį pavartojus ilgesnį laiko tarpą, kas atsitinka su jūsų kūnu, su pačiu tuo, pavadinkim, skrandžiu, kokie reiškiniai paranormalūs atsitinka, tai nėra aišku. Bet manau, kad tikrai sužinosim ir bus ir šis sausiakas apipintas legendomis. Gėrimas tikrai neblogas, gal netgi iš tikrųjų skanesnis už tirpus gėrimas, kur čia šitie būdavo sudėti. Aš bent jau kaip juos gerdavau, tai dėdavau gana kelis, kad būtų geresnis skonis. Tikrai neblogas. Taip, toliau. Ką mes turim toliau? Tai yra Tropical Fruit and Nut Mix. Tai tas pats, kas būtų čia šitie riešutukai. Tai čia yra pakaitas to dalyko. Pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Būtų džiovinti bananai. Riešutai. Kokosas. Visai nieko. Šitos visus patraukiam. Bet jau ką aš darydavau, kaip iš seno sausą davinį, tai man patikdavo jį prasiplėšti, ten kažką gal suvalgai, bet aš visą laiką persikomplektuodavau, tarkim, jeigu riešutų nenorit, juos susimėti kažkur kišenė, kad turėtum vėliau pagraužti. Aišku, rūta džiūdavo pats pirmas dalykas, anksti ryte su kava, fantastika. Iš šito dalyko pasidarydavau visą laiką kokią nors tai išgyvenimą didį ar kažkokią tai pasiruoši atskirą. Nes čia yra degtukai, kietas kūras, pasiruošia atskirą tokį kaip maišelį, vien tik tai uždegimams visokiems, kad ugnį padaryti. Šitie, aišku, skrisdavo briedžiam ir tiek žinių. Gerai, toliau. Toliau, ką mes dar nebandėm, tai nebandėm štai šito batonėlio. Čia turbūt palyginsim batonėlį su šitais neįkandamais sausainiais. Normalus batonėlis, štai kaip jis atrodo. Ir standartinis batonėlis, kaip pirktum Circle K avižų, lygiai tas pats. Tai 10 taškų palyginus prie šitą dalyką. Nuplaukim viską su naujų gėrimu. Ir tada pagrindinis patiekalas, tai būtų Hunter's Chicken. Pažiūrėkime, kas čia per dalyką. Kas čia per dalykas. Taigi, mes jį atsidarom. Nu, žodžiu, atrodo kaip vaikų. Taip atrodo kaip vaikų maistas. Tai pabandom. Štai. Šiaip skanus, visai neblogas. Ir šaltą jį galim turbūt valgyti. Aišku, mūsų senasis sausiakas gal netoks ir turbūt skanus. Šaltas gal būtų. Nesu aš jau bandė šaltą valgyti. Bet šitą galim ir tikrai drąsiai šaltą suvalgyti.
Žiūrėkit, aš valgau. Tikrai visai nieko. Tai gal palyginimui pačio gal maisto kokybės atžvilgio naujas sausas devinys iš tikrųjų yra geresnis. Vis tiek kažkas naujo, ne kaip pasakyti, ne tie patys seni trys skoniai ir sudėtis senojo sausų davinio. Minusas turbūt yra, kaip minėjau, įpakavimas, toks labai jau palaidas, laisvus maišelės, tai gal tikėkimės, jei tą patobulins. Maisto kokybė ir pats maistas tikrai skanus, ypač tas batonėlės, tikrai viską gali drąsiai skaniai suvalgyti ir viskas yra ok su juo. Ko pasigėdau, tai iš tikrųjų gerai, tai yra kava, yra cukraus, aišku, tos ribos nebėra, aš aišku į kavo, nieks ten dėl to žirnius ribos tikrai nesipeša, bet ko trūksta, tai būtent šito dalyko, kas iš tikrųjų padeda maistą susišildyti, kad jis būtų skanesnis ir šiltesnis ir gautum daugiau šilumos, jeigu tai ypač yra šaltas metų laikas, tai visą laiką yra gerai suvalgyti kažką šilto, nes visai kitoks jausmas suvalgyti kažką šilto maisto prieš miegą, geriau įsimiegi. Tai trūksta šito iš tikrųjų dalyko. Ir įpakavimas, kaip minėjau, yra lievas. O visi kita yra super. Taigi, jeigu jūs jau esate išbandę naują sausų davinį, tai parašykite komentarus, ką jūs apie jį manote ir kas jums patiko, kas nepatiko. O kaip minėjau, jeigu norite sužinoti, kaip pasidaryti tinginį iš seno sausų davinio, tai parašykite komentaruose ir tikrai gal padarysim video. Šiam kartui tiek. Ačiū jums ir iki kitų kartų.